Labas vakaras visiems. Šiandien vėl savaitgalis, vėl darbai prie liūdų. Šiandien mano tikslas yra įstatyti šitą kampą, pagaminti, apačią uždėti ir suformuoti šitą takelį, kad užsidėtų slengstis. Ir realiai, kai aš jau padarysiu šitą vietą, ir beliksiu. Taigi turiu anos pusės slengstį. Kaip čia slengstį, nežinau, čia kas per dalis interpas kažkoks tai. Bet čia yra anos pusės šitą vietą. Tai pusiai tos dalies negavau. Tai vienu žodžiu, planas toks, kad anoj pusėje jo viso nereikės. Tai aš paimsiu, čia kažkur tai atsipjausiu tiek į ilgį ir nupjausiu. Ir panaudosiu tik tai šitą apatinę dalį. Nes čia yra tai padaryta, japonai, jie nėra normalus. Čia padaryta plačiai, o paskui į šitą vietą jau susiaurėja. Tai tokia nesąmonė gaunasi. Būtų vientisas, būtų viskas gerai. Tai aš tada dėl to ir darau, kad išsipjausiu čia tik tai tą apatinę dalį. O į viršų gal ir nieko nereikės, nes čia sparnas turi tą užlenkimą. Turėtų susidėti į kampą viskas. Realiai šita dalis yra ant donorinio sparno. O šita pačia. Turėtų susidėti. Dar skylė išsaugoti. Kvadratinė, kiek jinai čia yra. Spindis, spindis. Jeigu taip daryti, tai paskylė čia. Reikėtų pjauti tą apatinį atitiktų ir iškart lipantį sekantį aukštyn atitiktų. O tai maždaug ir atitiktų. Atsipjojau savo tą gabaliuką. Įsivaizduojamai turėtų man čia viskas kažkaip tikti, nežinau kaip. Tipo taip. Taip vis tiek tą viršutinį taip yra maišo. Bet mano galas turi atsirasti čia kažkur tai. Supratau, čia dar biškį reikia pasidaryti vietos. Čia pasižymim. Biškį trūksta vietų, netelpa. Tokis. Pamatuojam, kiek čia turi būti, koks atstumas turi būti šitom dalim. Išlenkimą išlenkosiu, kiek iš čia yra. Iš čia yra. Dabar pabandysiu nusivalyti čia tas rūdis, kas liko. Jau geras ženklas, jau nebenusilpa lengvai, reiškia jau čia yra metalo kažkiek tai. Kontaktai jau laiko, okei. Čia jau kontaktas laikosi, gerai. Sekantis kontaktas. Irgi laiko.
O, čia jau kontaktai laikosi, nuvalau čia metalą visur, čia va buvo privirinta, čia, prie tų pačių vietų pabandysiu ir prisekti. Pridedu savo lankstinį, kažkaip taip. Ir, nu ką, ir žiūrėsim, dėsiu slenkstį, matuosiu, žiūrėsiu kaip čia tinka, prisiseksim poros taškų, paskui žiūrėsim. Nuvaliau rūdės kiek įmanoma, užtepiau rūdžių surišėjų, dabar jis sureaguos, išgrauž kas liko tų rūdžių, tipo palei visą. Vienu žodžiu, apgraužė rūdžių surišėjas, pabandysiu prisisekti savo plokštelę ir pabandysiu uždėti slenkstį. Taigi, pagal mano visus primatavimus, jeigu žiūrėti taip, įdedu į slenkstį, ta skylutė atitinka, tos skylutės nebelieka, čia nebetinka, nu, bet pasirinkimo nėra, už tai šalia yra skylutė. Tai čia mano užsidengs, tas įsidės. Realiai viskas ok, kaip palei mane, kaip suprantu, tai galiu virinti, atstumai sutaps. Jo, viskas ok. Tas užsideda iki to, tai va, kažkaip turėtų būti panašiai. Reikia prisisekti kažkur tai. Ir pasižiūrėti, ko čia gaunasi, kur čia tas toks aukštas. Tai va, pakabinau į tarpą, įsidėjau. Įdomu man pačiam, kas čia bus. Kas bus? Čia reikės irgi padaryti tą išlenkimą. O gal nereikės, gal sparnas prisiglaus. Jeigu taip, biškį kantelį reikės gal padaryti. Nu, va tai, va, viskas susidėjus, nu kažkas tai... Kažkas panašaus gal įgautas, ne? Tai va, biškį patobulinau savo. Ta, padariau, kad jau tik paravirinsiu ir apatinę dalį, kad tik ir apatinę dalį savo. Tipo, taip dėsim. Kažkaip tai. Tik aukščių dar nežinau, sakau, galas maskatuojasi, nežinau kaip tas aukštis bus. Nu, va taip, va, kažkaip. Pridėsiu ir viskas. O jeigu žiūrėt kaip, va, nežinau, matosi, nesimatosi. Tai va, šita dalis yra mano šita dalis. Čia išplatėja ir čia išplatėja. Nu, jie yra priešingi gavosi. O, galas siauras, išplatėja. O. Priešingi. Nu, karočią, nieko nesimato. Esmė, kad kažkas bus. Ką dabar padariau? Slenkstį įkišau į savo pagamintą, į savo pagamintą rėmą. Galima prikelti, pasižiūrėti, kaip tarpas, kaip viską. Nu, ir aš dabar taip gamindamas,
aš žinau, kad tikrai man tas slenksis tiks. Dabar dar pridėsiu viršutinę skardą, išorinę. Pažiūrėsim, kaip čia lipa. Taip, čia kaip ir ok. Galas kaip ir bus gerai. Kaip ir viskas tinka, lygiai baigsis. Kampas kaip ir ok. Gal tarpo, čiut prikelt reikės. Čiut. Vienu žodžiu reikia truputį pravėpint. Esmė, vienu žodžiu, neblogai jau, kaip ir stovi. Čia prikelt. Vienu žodžiu, ok bus. Vos reikia prikelti, va, tiek nedaug, kad pelis atsirastų. O, tai realiai aš galiu čia prisisekti prie to savo arkos ir bus jasna. Atsiprašau, aišku, nejasna. Jo. Taip reikia pabandyti ir padaryti. Va. Čia prisegu ir žiūrėsim. Nu va, kaip gaunasi. Galas, ok, lygiai. Biški išlindęs, o biški išlindęs nieko tokio, nes čia reikia biški priekį pastumti. Kai virinsiu, priseksiu, pastumsiu ir suseksiu. Tarpelis lygiai. Ir žodžiu, tinka mano slengstis, ok. Apatinę dalį galiu tvirtintis, dugną iš apačios irgi galiu tvirtintis. Turiu tokį jau gražų metalinį kampą, su kažkiek slenkščiuko kontūrai pirmieji jau matosi. Prasipjovau dugną. O, jas reikia gultis. Dugnas taip. Pravaliau rūdžius ir išėjau, pratipiau, tai laukiu, kol sureaguos. Ir bandysim uždarinėti šitą ertmę. Ten giliau vėl, aišku. Visur gyvena. Nu, į tos lenkščius privarysiu, aš ten priskandinsiu. Visokių velnių, va, per skylutę matosi, kad ten irgi kažkur kažkas biški gyvena visur po truputį, bet, nu, retą paskurį nerasi iš tikrųjų mašinai. Tai va, pasidariau tokį būdelį su lenktumu, su kromkele. Veikiant. Įdėsim apatinę dalį. Jau metalų gaudėsi girdžiu. Nu, įvirinsiu, parodysiu, kaip čia maždaug viskas gaunasi. Taigi, dar vieną labai svarbų akcentą pasidariau, tai yra šitą detalį, tai yra atrama. Ką dabar padarysiu, paimsiu šiandien šią. Opa, kas dėsiu į savo vietą, kad neturi būti. Mes pavirinsim. Pažiūrėsim, ar eina pakelti šitą automobilį, ar neina. Tai va, tiek žinių, einu virinti. Nu ką, dabar tiesos momentas. Pabandom iš lėto leisti ant dankrato. Taip. Stop lampa. Lampa net laiko įtampos. Atvarim toliau. Leidžiam. Viskas. Stovi. Gražuolis, dar čia iš galo nesu privirinęs. Vienu žodžiu viskas ok. Gyvens. Kaip suprantu. Viskas ok. Taigi, dugnui daug grožių neteikiu. Siūlio aš nešmirgeliuosiu, dabar su hermetiku pratrauksiu visas siūlės aplink, kur pavirinau. Ir čia į tą kišenę dėsim purškiamo ertmių kažkokio ten tokio gero daikto. Šiandien kaip ir savo tikslą padariau. Įkliavau tą kampą, dugną. Tas juostelės pasigaminau, kur slenksis dedasi. Vienu žodžiu, jau iš čia žiūrint, jau rūdelių kaip ir nebešviečia. Čia liko
Liko tas, bet jaučiu, kad aš jį apvalysiu ir įdėsiu tą kampą. Nu, padarysiu vienu žodžiu, kad būtų viskas čiotkiai. Nu, va, kaip ir. Viskas kaip ir gerėja. Gerėja, sveika mašina tai bus. Iš to kampo. Tai va, šiandien tiek. Sekančiam kartui uždedu išorinį sparną ir jaučiu, kad su preliudu ryšiu filmuoti, nes kita pusė analogiška, nebent dar pafilmuosiu, kaip jį visą paruošiu, dažau kažką tai tokio. Nu, žiūrėsim čia ateityje.